Sveiki gyvi! Ar jaučiate, kad žingsnis po žingsnio į mūsų gyvenimus grįžta pavasaris? Vieniems žadantis moksliškai aktyvų laiką, o kitiems šiek tiek tinginystės ir primityvaus buvimo džiaugsmo. Na kaip bebūtų, mes kartu su Universitetai LT komanda linkime jums harmonijos derinant tą nuoširdų buvimo džiaugsmą su intensyviu ir produktyviu mokymusi. O kad dabar jūs neleistumėte per daug įsivyrauti savaitgalio nuotaikoms, skubame parodyti tai, ką parengėme šią savaitę. Tad šiandien laidoje sužinosite, kokiu tikslu susivienijo ir ko pasiekė laikinosios sostinės studentai, kas naujo įvyko parodoje Studijos 2014 ir išvysite akimirkas iš Lietuvos universitetų studentų žiemos lengvosios atletikos čempionato. Tačiau dabar trumpai, kas naujo nutiko akademinėme pasaulyje. Kino pavasaris ieško savanorių. Jei tau daugiau nei 18, esi neabejingas kinui, o gal netgi kino gurmanas, nedvejok ir junkis. Juk šis tarptautinis kino festivalis yra didžiausias kino renginys Lietuvoje. Tad pasinaudok galimybę, nes šiemet festivalyje bus parodyta net 230 filmų iš 30 tarptautinių festivalių. Daugiau informacijos internete. Klaipėdos universitetas kviečia rinkti labiausiai nusipelniusius akademinės visuomenės narius. Čia organizuojami visuomeniškiausių Klaipėdos universiteto iniciatyvų apdovanojimai valio. Tad siūlau nesnausti ir paskubėti vertinti savo kolegas. Na, tai jūs galite padaryti Klaipėdos universiteto internetinėje svetainėje. Apklausos rezultatai lems tik 50% vertinimo, tačiau niekada negali žinoti, galbūt tavo balsas bus lemiamas. Vasario 20-23 dienomis Vilniuje parodų rūmuose Litexpo vyks kasmetinė tradicinė Vilniaus knygų mugė. Šiemet tai jau 15-oji knygų mugė skirta klasikiniai literatūrai ir Kristijono Donelaičio 300-osiams gimimo metinėms. Esi neabejingas knygoms? Paskubėk ir kitą savaitę užbaik itin kokybiškai. Uostamiestyje lankėsi Nyderlandų karalystės ambasadorius Lietuvoje, Jūsų ekscelencija ponas Kornelis Pans. Ambasadorius užsuko ir į Klaipėdos universitetą. Kokiu tikslu jis čia lankėsi, sužinosite jau visai netrukus. Klaipėdos universitete jau ne pirmą kartą svečiavosi Nyderlandų karalystės ambasadorius Jūsų ekscelencija ponas Kornelis Pans. Ambasadoriaus teigimu, Klaipėdos universitetas yra svarbus ekonominė prasme. Universitetui svarbu suaktyvinti ne tik ekonominius procesus, bet ir tyrimus mokslinėse institucijose. Jūsų universitete lankausi, nes Klaipėdos miestas yra svarbi ekonominė zona. Todėl Nyderlandai norėtų, kad ji būtų aktyvi. O pats universitetas yra moksliniais tyrimais pirmaujanti institucija. Būtent todėl mes ir norime stiprinti turimus ryšius su universitetu. So that's why we want to strengthen the links we have with the university. Ambasadorius paklaustas, ko tikisi iš susitikimo, atsakė, kad glaudaus bendradarbiavimo. Ilgesniam laikui mes tikimės glaudesnio bendradarbiavimo tarp Nyderlandų ir Klaipėdos. Na, o trumpam, aš prašiau, kad prorektorius ir jo darbuotojai suteiktų man informaciją apie tai, kas dabar yra sukurta universitete. Susitikimo metu buvo peržvelgta bendradarbiavimo programa bei jos pakitimai. Kauno studentai susivienijo vardan bendros idėjos. Vienybės aikštės dalį esančią tarp Kauno technologijos ir Vytauto didžiojo universitetų atnaujinti ir geriau pritaikyti akademinės bendruomenės reikmėms. Šiai erdvei pritarus Kauno miesto akademinių reikalų tarybai jau suteiktas studentų skvero pavadinimas, o šiuo metu planuojami aplinkos tvarkymo darbai. Išsidėstysi tarp Vytauto didžiojo bei Kauno technologijos universitetų, Vienybės aikštė yra vieta, pro kurią kasdien praeina šimtai studentų. Negana to, tai erdvė, kur ne pirmą ir ne paskutinį kartą šokome ir dainavome, grojant mėgstamiausiams atlikėjams. Pradedant užburiančią džiazo muziką, baigiant kasmet vis daugiau studentų sulaukiančių pavasario festivalių, Vienybės aikštė yra žinoma kaip populiari studentų susirinkimo vieta. Vis dėlto, kad ir kaip mylima studentų, šie ir 2 metams bėgant labai pasikeitė. Šiandien šią aikštę nebeturi savo reprezentatyvios išvaizdos, aikštė esantys suoliukai yra sutrešę, grindinys duobėtas, nebeliko anksčiau praeivių akis džiuginusių gėlynų. Viena akivaizdu – reikalingos permainos. Kokia yra studentų skvero atsiradimo istorija? Ši idėja, iniciatyva studentų skvero gimė Vytauto didžiojo universiteto bei Kauno technologijos universiteto studentų atstovybėms, nes mes studentai
norime sutvarkyti šią vietą, norime padaryti ją jaukę, smagią ir gražią savo studentam, kur galėtų visa akademinė bendruomenė čia leisti savo laisvalaikį. Ir dėl to mes norime, kad tai vadintųsi Studentų skveras, nes tai yra pakankamai prasminga, dėl to, kad yra 2 universitetai ir čia renkasi studentai. Ir aš manau, kad tai yra teisinga ir gražu pavadinti Studentų skveru. Kokių dar naujovių turime prie Studentų skvero? Prie Studentų skvero jau pavasarį prasidės darbai, tai yra bus keičiamas grindinys, bus dedami nauji suoliukai, sodinami nauji medžiai, tai mes norim padaryti tą tokį gražų parką. Ir dar viena naujovė ta, kad šalia Studento skvero esantis su viešo transporto sustojimas, nuo šiol vadinsis Studentų skveras, nebe Daukanto sustojimas, tai tarsi įprasminimas ir visuomeniai pranešimas tai, jog čia yra Studentų skveras ir čia renkasi studentai. Ir mūsų šūkis, ką mes dar vieną dalyką kaip studentai pasiekėme ir prašėme, tai jog išlipant iš autobuso ar troleibuso skambės frazė įprasminanti šį Studentų skverą, tai yra erdvė kurti, dalintis ir tobulėti. Kas jūs toks ir ką žinote apie Studentų skverą? Sveiki, aš esu Mantas Jurgutis, Kauno jaunimo organizacijų sąjungos apskritasis tadas pirmininkas. Apie Studentų skverą žinau pakankamai, manau. Ir džiugu, kad ši iniciatyva, kuri gimė rudenį, būtent Vytauto didžiojo studentų atstovybei kartu su Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės bičiuliais, jie kreipėsi į mus, į sąjungą dėl palaikymo būtent įgyvendinti šią idėją. Ir šioje gražioje aikštėje pavasarį bus nemaža pokyčių, tai atsiras ir Studentų skvero sustojimas, taip pat bus atnaujinami suoliukai, atnaujinami želdiniai. Visa tai vyksta būtent studentų atstovybių iniciatyva ir mes tik džiaugiamės galėdami palaikyti šią idėją ir padėti dialogę kartu su Kauno miesto savivaldybe. Ar sunku buvo būtent įvykdyti tokį projektą? Na, tai yra vienas iš projektų, iš daugelio projektų, kuriuos darome kartu su studentų atstovybėmis, mūsų nariais. Šis projektas gan nesunkiai skynėsi kelią, nes buvo labai didelis noras ir mums nebuvo taip sunku įtikinti, padėti įgyvendinti šią iniciatyvą. Taip pat turbūt svarbu pabrėžti, kad buvo didelis palaikymas tiek iš Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus Zigmo Lydekos, tiek iš Kauno technologijos universiteto rektoriaus Petro Baršausko. Todėl, kai yra toks noras ir tokia energija, tai belieka tik pakoordinuoti veiksmus ir pavasarį šitą aikštę sužaliuos studentiškai. Net 3 dienas Vilniuje šurmuliavo didžiausia studijų ir mokslo paroda Studijos 2014. Čia tradiciškai dalyvavo gausybė Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų atstovų, nevyriausybinės organizacijos ir dar tiek įvairiausiai įdomia veikla užsiimančių žmonių, kad net sunku išvardinti. Tad apie pokyčius pačią parodą ir dalyvių įspūdžius beveik tiesiogiai iš parodos laidos Universitetai LT reporterė Aistė. Parodų rūmų Litexpo duris vasario 6-8 dienomis varstė tūkstančiai apie ateities profesiją mąstančių moksleivių. Čia jie ieškojo atsakymų apie juos dominančias specialybės, konsultavosi su studentais ir dėstytojais. Parodoje moksleiviai galėjo susipažinti su įvairių universitetų studentų įvykdytais projektais ir savo rankomis prisiliesti prie širdžiai artimos profesijos. Studijos 2014 mugę iškilmingai atidarė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, drauge su artistu atvėrusi klausimų duris ir palinkėjusi visiems susirinkusiems rasti savo ateities profesiją Lietuvoje. Tikiu, kad šioje akademinėje mugėje jaunimas įsitikins, kiek daug galimybių yra Lietuvoje, ką gali duoti mūsų Lietuvos universitetai, kolegijos ir profesinės mokyklos. Todėl kviečiu labai įdėmiai visus apžiūrėti parodą ir labai rimtai apsispręsti, ką darysite su savo ateitimi, kokias studijas pasirinksite, o svarbiausia būtent Lietuvoje. Todėl linkiu, kad ši paroda padėtų jaunam žmogui ir atrasti ir pasirinkti būtent savąjį kelią. Taip prasidėjo maratonas po visas Lietuvos aukštąsias mokyklas susirinkusias po vienu stogu. Šiemet paroda buvo padalinta į 2 korpusus. Viename jų moksleiviai galėjo gauti informacijos apie su studijomis susijusias problemas, o kitame sektoriuje iš arčiau pamatyti universitetų turimą techniką, mobilias laboratorijas, projektų maketus bei pabendrauti su jų kūrėjais. Bendraudami su laidos Universitetai LT komanda moksleiviams informaciją teikiantys studentai Goda ir Šarūnas pasakojo, kokios specialybės šiemet labiausiai domina moksleivius ir kiek jos yra perspektyvios. Aš manau, kad kalbos, nes kalbos visą laiką bus naudingos visur ir visur jas galėsi panaudoti. Na, iš mano fakulteto
nauja specialybė radiologija, manau, kad jos dar nebuvo, tai specialistų gal kaip ir trūkumas turėtų būti, tai manau būtų visai aktualu ir šiuo metu stojantiems. Kiekvienas universitetas buvo originalus ir save pristatė unikaliai. Parodoje kiekvienas galėjo sutikti vaikščiojančius universitetų talismanus, tarp svečių savo gerą nuotaiką užkrisdami kitus žaismingai lakstė mimai, universiteto atstovai važinėjo riedžiais, o besidominčias kosmetologija merginas traukė makiažo paviljonas, kuriame jos galėjo pasipuošti. Pasak Klaipėdos universiteto delegacijos atstovo Tomo Lenkausko, į parodą susirinko ne tik aiškiai ir tikslingai profesijos ieškantis moksleiviai, bet ir jaunesnieji pašaukimo ieškantis jaunuoliai. Yra ir tokių, vieni yra 12-okai, tai jie jau žino, būna profiliuoti ir žino, kad reikia inžinerinių specialybių, yra taip pat ir ateina 8-okai, 9-okai, jie tik tai galvoja, kokios krypties studijas. Tai tokie žmonės dažniausiai pasiema knygutes, varto, žiūri apie kokias specialybės yra mūsų universitete. Kiek įmanoma apie visas papasakojam. Tai susidomėjimas tikrai yra ir nemažas. Parodoje dalyvavę moksleiviai tikino, jog čia laiką praleido labai turiningai ir net jei nerado tiksliai jų poreikius atitinkančių specialybių, tai bent jau buvo nukreipti juos dominančią kryptimi ir supažindinti su analogiškomis sritimis. Taip pat moksleiviai išskiria ir pagrindinius faktorius, kurie figūruoja renkantis universitetą. Turėsim pasirinkti dalykus, kuriuos mokysimės 11-12 klasiai ir apsispręsti yra ganėtinai sunku. Mes žiūrime dabar visų universitetų programas ir gal kas patiks ir mes išsirinksim. Manau, tikrai gera nuotaika universitete, kad būtų linksma, geras kolektyvas. Svarbiausia noras mokytis. Organizatoriai tikisi, jog visi lankytojai bent šiek tiek priartėjo prie apsisprendimo ir pro duris įžengė, apsisprendę ir nusiteikė žengti svarbų žingsnį savo gyvenime tvirtai ir tikslingai. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Šiandien tikriausiai nėra nei vieno, kuris nežinotų ar bent jau nebūtų viena ausimi girdėjęs, kas vyksta Ukrainoje. Dėl šios priežasties Klaipėdos universitete vyko vieša diskusija, kas vyksta Ukrainoje ir kaip turėtų elgtis Lietuva. Tad ką turėtų daryti mūsų šalis ir kas iš tikrųjų vyksta visai netoliese esančioje Ukrainoje, Vytauto parengtame reportaže. Po 9 metų pertraukos pasaulio dėmesys vėl nukreiptas į Ukrainą. 2004 oranžinė revoliucija trumpam stabilizavo padėtį, tačiau šiandien šalyje vėl neramu. Jau 3 mėnesį Maidane vykstančių įvykių atgarsiai atkeliavo į pajūrį. Klaipėdos universitete vyko vieša diskusija, kas vyksta Ukrainoje ir kaip turėtų elgtis Lietuva. Čia dalyvavęs politikas Seimo narys Gintaras Stepanavičius įžvelgia tam tikrų skirtumų tarp dabartinės Ukrainos padėties ir oranžinės revoliucijos. Paralelės tarp 2004 metų oranžinės revoliucijos ir dabar akivaizdu, kad tada buvo labai stipri lyderystė iš opozicijos pusės ir tai nulėmė, kad po masinių demonstracijų ir vakarų tarpininkavimo derybose įvyko demokratiniai rinkimai ir valdžios kaita. Dabargi tai yra daugiau iš apačios pačių piliečių kilęs pasipiktinimas, kuomet prezidentas Janukovičius paskutiniu momentu pakeitė savo nuomonę dėl strateginės krypties Europos link pasirinkimo. Ir kol kas aiškios lyderystės iš opozicijos pusės atliepiančios šitą 100 000 žmonių esančių aikštėje ir didelės visuomenės Ukrainoje dalies lūkesčius nėra. Ukrainos prezidento Viktoro Janukovičiaus nepasirašyta asociacijos ir laisvosios prekybos sutartis su Europos Sąjunga buvo esminė neramumų priežastis. Grupės pasisakančios už ar prieš dabartinio prezidento politiką savo mastu yra panašios, todėl viena iš viešai aptariamų potencialių situacijos Ukrainoje baigčių yra šalies kilimas. Tačiau politiko nuomonė realiai tokia galimybė išlieka menka. Opozicija, o pagaliau ir stambusis verslas siejamas su oligarchais, jie tikrai nėra suinteresuoti Ukrainos kilimu, nes tai grėstų dar didesnio masto iššūkiais, kuriuose galbūt nei vienų, nei kitų, sakykime taip, vaidmens nebeliktų. Diskusijos metu paaiškėjo, kad šiuolaikinis pasaulis yra didžiulis iššūkis politikos mokslus krentančiam studentui. Šiemet uostamiestyje vyko Lietuvos universitetų studentų žiemos lengvosios atletikos čempionatas. Jame tradiciškai dalyvavome ir mes. Žinoma, varžyti su sportininkais nedrįsome, bet mielai pabendravome ir domėjomės jų pasiektais laimėjimais. Kaip sekėsi aukštųjų mokyklų sportininkams, jums papasakos reporterė Edita.
Kai Sočyje žiemos sporto atstovai nirtingai kovoja dėl olimpinių medalių, Lietuvoje studentai taip pat nesnaudžia. Praeitą šeštadienį Uostamiestyje praūžė Lietuvos universitetų studentų žiemos lengvosios atletikos čempionatas. Varžyti studentai atvyko iš pačių įvairiausių Lietuvos miestų bei universitetų. Iškilminga atidarymo ceremonija prasidėjo, kuomet Klaipėdos universiteto studentė, lengvaatletė čempionė, olimpinės rinktinės narė Lina Grinčikaitė iškėlė Lietuvos studentų sporto asociacijos vėliavą, skambant studentų himnui Gaudeamus. Tradicija jau tapusi renginį šiemet buvo patikėta rengti Klaipėdos universiteto sporto klubui. Šiandien mes turim Lietuvos studentų lengvosios atletikos čempionatą Klaipėdoje. Renginys yra tradicinis, vyksta universitetų ir žiemos varžybos, ir vasaros. Tai šiemet mes turim tokią galimybę klaipėdiečiai, kad surengti, mums buvo patikėta teisė surengti šiemet čempionatą Klaipėdoje. Dalyvauja visos aukštosios mokyklos, čia dėl dalyvių sukvietimo nėra problema. Labai dėkoju, kad yra labai geras teisėjas, ponas Zabulionis, kuris čia viskas organizuoja, kaip matot, viskas labai puikiai. Tikėkime, kad studentai parodys gerus rezultatus. Muzikos ir teatro akademijoje mokosi ne tik meniškos sielos, bet ir tikrai sportiškos asmenybės. Apie tai laidai Universitetai LT pasakojo Kūno kultūros centro vedėja lektorė Teresė Bitinė. Aišku, visada labai malonu, kada susirenka studentų, tokio jaunimo didelis būrys ir ypatingai muzikantam dalyvauti tokiuose varžybose. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kūno kultūros centro vedėja pasakoja, jog muzikos ir teatro akademija yra užauginusi nemažai žinomų sportininkų, krepšininkų, slidininkų, tenisininkų ir kitų lengvaatlečių. Nesutikčiau taip, kad muzikai tik tais groja arba vaidina. Studentai labai džiaugiasi turėdami galimybę dalyvauti šiame čempionate. Prizinių vietų laimėtojai dalijasi savo įspūdžiais su laida Universitetai LT. Visai smagu atvykti į Klaipėdą, į studentų čempionatą, pamatyti visus stipriausius Lietuvos studentus, savo varžovus ir su jais kovoti. Visai geros varžybos, gerai organizuota. Visai smagu. Tikrai įdomu susirinkti visiems, visi kaip ėjimo atstovai mes esam, visi vienas kitą pažįstam, įdomu tikrai susitikti šitose varžybose. Tokia bendrystė, susitinkam su savais draugais, tuo labiau, kad studentais ir Lietuvos čempionate ir šičia ir tos varžybos, aš manyčiau, tokia kaip sąjunga gal. Aišku, geriausios. Praėjusiais metais buvau aš antras šiose varžybose, tai šiais metais sieksiuosi revanšuoti. Tai visos varžybos man yra svarbios ir visur siekiu savo aukščiausią rezultatą pasiekti. Lengvosios atletikos čempionate dalyvavo ir jau puikiai sporto pasaulyje žinoma Klaipėdos universiteto studentė Lina Grinčikaitė. Lietuvos lengvaatletė specializuojasi sprinto rungtyse. Ji yra 4 nacionalinių aukso medalių 100 metrų distancijos bėgime savininkė, šalies olimpinės rinktinės narė. Turbūt geri, kaip visą laiką, kaip tikėjausi, bėgimą laimėjau, aišku, laukia finalas ir po finalo galima bus vertinti kitaip. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad studentai, kurie studijuoja ir taip pat aktyviai ir sportuoja ir dalyvauja varžybose ir sugeba suderinti ir mokslą ir sportą, tai aš tikrai labai džiaugiuosi už juos ir tikiuosi, kad ateityje tų sportininkų bus daugiau. Nors studentai buvo labai draugiškai nusiteikę, čempionate azarto netrūko. Komandinės pergalės šventė 1 vietą užėmė Lietuvos sporto universiteto studentai, 2 Mykolo Riomerio universiteto studentai, 3 liko Vilniaus universiteto atstovai. Lietuvos sezono rekordus pasiekė Artūras Janauskas, 60 metrų barjerinis bėgimas, Darius Aučina trišuolis ir Šarūnas Banevičius rutulio stūmimas. Prieš savaitę vykusiame Lietuvos studentų stalo futbolo čempionate Peisera studentų lygoje triumfavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai. Čempionais tapo verslo vadybos fakulteto studentas Antanas Švelnikas ir Apolas Jamontas, studijuojantis fundamentinius mokslus. 6 valandas trukusiame čempionate prie 9 sportinių Garlando futbolo stalų žaidė 74 studentai iš 15 Lietuvos aukštųjų mokyklų ir 29 fakultetų. Daugiausiai studentų atstovavo Vilniaus aukštos mokykloms, atvyko kelios komandos iš Šiaulių, Kauno bei Alytaus. Apago y prendo la tele.
la vuelvo a pagar. Oh, 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 oh. Tomo pastillas para dormir y no duermo. Oh, 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 oh. De noche salen los muertos y me saludan. Oh, 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 oh. Bienvenido a la ciudad ilegal. Cafeína para mis nervios y despierto. Oh, 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 oh. Las empresas se roban todo mi dinero. Oh, 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 oh. Bienvenido a la ciudad ilegal. Bienvenido a la ciudad ilegal. Comiendo veneno, respirando veneno. No hay dinero, duermo en el suelo. Liofilizacija. Kas tai ir su kuo tai valgoma, o gal visai nevalgoma? Man ne ką mažiau įdomu nei jums, todėl eteryje Kauno technologijos universiteto parengtas reportažas apie šį reiškinį, o gal ir daiktą. Liofilizacija tai yra vienas iš džiovinimo būdų, pats tobuliausias būdas, kuris leidžia saugoti visas biologiškai vertingas medžiagas 100% ir netgi vadinkim fermentus, ko joks kitas konservavimo ar džiovinimo būdas neleidžia saugoti. Dedasi, va kaip matom iš viršaus, į liofilizavimo, vadinkim, kamerą. Jeigu reikia, tai šitos, vadinkim, visi pajungimai, jeigu mes kokius nors, bonkutėse liofilizuojam, tai tada čia galima prijungti įvairias, vadinkim, bonkutės, įvairias talpas kitas, bet šiuo atveju mes dedam čionai. Kaip matom, temperatūra šitam liofilizatoriui -70, produktas džiovinimas, o ledas pereina į dujinę fazę ir ta dujinė fazė, va čionai kondensoriui, jinai yra įšaldoma, vėl paverčiama ledu, kitaip sakant, ištraukiamas vanduo ledo pavidalu. Tokią fizikinį dydį arba tokią formą, kokią mes turėjom šviežiam, jinai ir po džiovinimo išlieka tokia pati forma. Čionai atrodo 3 litrai, o čionai, nežinau, gal 200 gramų. Ką tik nuskintoj, jos masė buvo, pavadinkim, pavyzdžiui, 10 gramų, o dabar čionai 1 gramas. Tai praktiškai, jeigu šnekant apie masę, tai čia net 10 kartų daugiau grame negu kad šviežių uogų. Šiandien jau viskas. Daugiau reportažų nebeturime ir skubame į vasario 16-osios renginius, tikėdamiesi įgauti dar daugiau įkvėpimo naujiems reportažams ir naujiems darbams. Kviečiame prisijungti ir jūs. Negali žinoti, gal Lietuvos nepriklausomybė atminti užkurtas laužas ir jumise įžiebs noro veikti liepsną. Nuo jei kažkas taip ir liks tūnoti viduje kaip neįžiebiamas objektas, nenusiminkite ir dar kartą peržiūrėkite Universitetai LT laidą internete www.tv3play.lt arba mūsų YouTube paskyroje. Gražaus šeštadienio, mielieji!